Sveiki visi žiūrintys, tai mes esame Elsun komanda, atvykome čia šiek tiek pašnekėti lengvomis temomis apie kasdieninius iškilančius klausimus, kas susijęs su elektros instaliacija, saulės elektrinėmis, šilumos siurbliais ar krovimo stotelėmis. Tai atvykau kartu su kolega Mantu ir kolega Gediminu. Tai šiek tiek trumpai kiekvienas iš mūsų prisistatysime. Aš pats esu atsakingas už įmonės veiklą ir vadovauju šią įmonį. Gediminas būtent gal pats prisistatys, bus paprasčiau. Gal ir ne. Aš labiau atsakingas už pardavimus, šiek tiek už finansinę dalį ir iš esmės šitą idėją mums čia filmuotis atsirado po to, kai mes dažnai vakarais visi trys sėdim ir diskutuojam, svarstom visokias diskusijas, plepam visokiam temam, vystom ir taip toliau, tai galvom, kodėl nepasidalinti su visais kitais. Ir man tai tau. Sveiki, esu Mantas, projektų vadovas. Tai aš tas žmogus, kuris atsakingas už darbų eigą ir gerai atliktus darbus. Mantas paprastas. Paprastai, trumpai. Tai trumpai apžvelgsim keletą temų. Pradžiai gal norėtume pradėti nuo pačių populiariausios temos, tai saulės elektrinių. Ir viena iš pradinių temų gal bus apie pačią APVO paramą ir ESO sąlygas. Aktualiausias šiais metais iškilęs klausimas. Tai būtent gal nuo APVO paramos. Visi klausinėja, kada tai prasidės, kodėl neprasideda, kada mums išmokės pinigus ir visa kita. Tai Gediminai, tu dažnai susiduri su šiuo klausimu. Dažnai tau skambina klientai, klausia dėl ESO sąlygų, dėl APVO paramos. Tai trumpai papasako, kaip, kas, su kuo, kodėl, kad klientai žiūrintys, klientai, gal būsimi klientai, šiaip žiūrovai, kuriems patinka, kad žinotų, kodėl, kas ir kaip, būtent su sąlygom ir APVO. Tai pradžiai gal ką sakyčiau, svarbiausia žinoti tai, kad neverta labai daug laiko investuoti į paieškas kainų, įrangos ir taip toliau, jeigu jūs neturite ESO sąlygų. Nes tai vienas iš esminių ir kertinių dalykų, tai negausite ESO sąlygų, nėra prasmės statyti elektrinės, jūs nieko negalite atiduoti tinklus, nes realiai kas susibalansuoja, tai yra ką tiesiogiai pagamina saulės elektrinė ir ką tiesiogiai jūs galite suvartoti namuose, tai yra tik tai apie 20-30% jūsų elektrinės potencialo. Tai dažniausiai tai nėra ekonomiškai naudinga, o ESO sąlygos šiais laikais yra gana problematiška gauti. Jeigu prieš porą metų būdavo kas 10 tik tai negauna, tai šiais metais praktiškai kas antras, ko gero, gal net ir dažniau. Tai pirma, ESO sąlygos. Bet gal nėra, Gediminai, taip iš principo, kad nevertėtų apskritai montuoti saulės elektrinės negavus ESO sąlygų, nes yra atvejų ir tokių, kad žmonės negauna ESO sąlygų, bet montuojasi saulės elektrinė vis tiek vidiniam vartojimui. Tai čia gal tik tiesiog prieš renkantis pasiūlymą arba ieškant kažkokio konkretaus pasiūlymo reikėtų įsitikinti, ar gausit ar negausit, ir pagal tai bus rangovai daug lengviau spręsti ir orientuotis. Taip, yra tų atvejų, bet dažniausiai tie atvejai yra tokie, kai tas suvartojimas yra gerokai didesnis negu saulės elektrinės pajėgumai. Kaip pavyzdys, nežinau, ten kavinės, restoranai, autoservisai ir taip toliau, kurie suvartoja tikrai daug elektros, kuriem pagal visą suvartojimą galbūt reikėtų ten 50 kW saulės elektrinės, o jie pasistato ten 10-20 galios elektrinę. Ir tada jiem ta prasme tai, kad jie sunaudotų, jeigu būtų 50 kW elektrinė, ten 20-30% tiesioginės saulės, tai kai pasistato ją mažesnė, tai realiai sunaudoja apie 60-80 procentų tos pagamintos elektros. Tai tokiu atveju taip nebūtinos ir ESO sąlygos. Bet pačiam paprastam mažam vartotojai fiziniam asmeniui, tai labai labai retas atvejis, kur žmonės statosi be ESO sąlygų. Gal kažkiek dar tai padeda su baterijom, bet apie baterijas galbūt šiek tiek vėliau ir prasiplėsime ir kiek jos naudingos, kiek jos ne. Tai trumpai tariant, kiekvienas klientas, norintis gauti pasiūlymą, potencialus klientas, pirmiausia turėtų užsipildyti ESO sąlygas arba kreiptis į kažkurį pasirinktą rangovą arba norimą rangovą ir paprašyti, kad rangovas tai padarytų už jį ir supildytų atitinkamas sąlygas pagal jo suvartojimą. Taip, tai čia tas klausimas dėl užpildymo už jį, šiaip irgi daug kas sako, kad mes už jų supildysim, tai irgi gal taip svarbu žinoti paprastam žmogui, kad už juos gali užpildyti tik tai tada, kai turi įgaliojimą. Notarinį, nieks tikriausiai pas notarą nevažiuosi dėl to. Kitas variantas, jūs duodat prisijungimus tam rangovui prie ESO. Kaip ir nėra kažkokia labai slapta ten informacija, nėra banko sąskaita, kur ten galėtų kažkas pasinaudoti.
Bet žinot, slaptažodžius dažniausiai vienodus naudojam ir vienose paskirose ir kitose, tai atsiranda tų kažkokių rizikų papildomų. Tai geriausia arba patiems užsipildyti su pagalba telefonu, tarkim, arba gyvai kartu su rangovu susėsti ir užsipildyti tą sąrašą. Teisingai, ir dar pabrėžkim tai, kad ar teisingai mąstau, kad dažnai internete yra paplitę, kad padėsime iš rangovo pusės, iš tiekėjų, kad padėsime gauti ESO sąlygas. Tai šita frazė yra šiek tiek perspausta gal ar ne, nes padėti gauti ESO sąlygas, tai gali tik pats ESO. Tarp kitko labai dar gerai pasakyti, prasme, jeigu dar sako padėsim gauti ESO sąlygos, tai dar yra dalelytė teisybės, kad padės užpildyti galbūt ir taip toliau. Kitur rašo, mes gausime už jūs ESO sąlygos, ta prasme, lyg tai viską padarys už klientą, kas realiai yra neįmanoma. Kur realiai ESO paskaičiuoja didelę įmoką pirminę, norint prisijungti prie elektros tinklų, o jie tiesiog paims paprastuoju būdu po tušiniu ir pasirašys, kad jūsų sąlygos yra galiojančios. Tai to tikrai nebus. Tai įsivertinkime žodžių žaismą, kad tikrai dažnu atveju yra perspaudžiama ir ne viskas, kas yra parašyta internete, yra dažnai tiesa. Tikrai. Dėl AFO paramos gal trumpai? Su AFO parama vėlgi panaši situacija. Iš esmės reikia prieš galvojant apie saulės elektrinę pasverti savo, ar jūs statytumėt saulės elektrinę, jeigu paramos negautų. Jeigu ne, tai tada vėlgi kaip ir pirmą gaunam ESO sąlygas, antrą tada gaunam paramą. Jeigu taip, tada, žinoma, galima ten, kaip sakant, tą paramą ir palikti šonę ir žiūrėti, kaip pasiseks, ar gausit ar negausit. Kas, aišku, yra naujovė šiais praėjusiais metais išėjęs iš ministerijos įsakymas, ta prasme, kad galite jau statyti ir priduoti saulės elektrinę dar negavus paramos, tai yra dar neišėjus paramos šaukimui. Ir ta prasme, dabar lyg ir žadėjo, kad bus lapkritį, aišku, praėjo lapkritis, gruodis, dabar sausis jau baiginėjasi, dabar gandai jau sklando, kad sausio pabaigoje arba vasario pradžioje bus parama. Tai bet kokiu atveju, jeigu jūs net šiandien pasistatytumėt saulės elektrinę, priduotumėt ESO, gautumėt visas sąskaitas ir vasario mėnesį, tarkim, būtų šaukimai, tai tos visos sąskaitos, tos išlaidos, kurios patyrėte elektriniai, jos būtų priimtos ir jūs galėtumėte dalyvauti paramoje ir atgauti lėšas. Tai čia vat naujiena nuo pernai metų vidurio, o kas anksčiau būdavo, turėdavai būtinai sulaukti šaukimo, ten užpildyti paraišką ir tik tai po to galėdavai statyti, ten virkti komponentus ir taip toliau. Gediminai, tada kitas klausimas, tu paminėjai, kad žmonės, kurie galbūt bijo negauti APO paramos, kad nesistatytų elektrinės iš praktikos, kiek iš tavo pusės, asmeniškai aš nesu girdėjęs nei vieno kliento, kuris teisingai, pabrėšiu teisingai, supildęs formą negautų APO paramos. Tai kiek iš praktikos pas tave buvo tokių atvejų, kad klientas negautų dėl tam vienų ar kažkokių? Čia viskas priklauso nuo to, kaip suprantam. Teisingai. Teisingai, tai turiu omeny, kad jisai dažniausiai vis tiek sąlygas, bent asmeniškai aš kiek tenka pildau pats klientam, nesąlygas, atsiprašau, APO paramą. Tai pildydamas APO paramą aš supildau informaciją, kurią man patikė klientas. Jeigu klientas nenurodo, kad jis turi individualią veiklą, tai automatiškai bus trikdis kažkurioje vietoje, reikės daryti taisymus, korekcijas. Jeigu klientas nenurodo vienų ir kitų priežasčių, kad jis jau buvo pasiėmęs APO paramą ar dar panašių, tai gali būti trikdis. Bet jeigu klientas pateikė visiškai pilną išsamią informaciją, jisai pateikė visiškai teisingą, nesumeluotą informaciją, pateikė APO paramą. Kiek iš praktikos žmonių negavo APO paramą? Iš praktikos nei vieno, bet, žinai, visada būna pirmas kartas. Tai, ta prasme, kol kas valstybė stengiasi, skatina, net jeigu būna išnaudotos paramos lėšos, jie papildomus šaukimus, tada papildomas lėšas skiria, tai taip, kad jeigu viskas teisingai užpildyta, jokių nėra apgavysčių, tai tikrai, kaip sakant, gauna visi, bent jau neteko nei vieno susidurti, kad negautų, ateitį negali žinoti. Prasme, gal ateis toks metas, kai išnaudosim paramos lėšas ir valstybė sakys, daugiau mes jau nebepildom, nes ES ten kokiam nors fonde yra numatyta tokia suma ir ją mes jau išnaudojame. Tai negali žinoti niekada. Tai iš principo, trumpai ar ne, parama šiai dienai gauna visi, kai bus vėliau, kai bus sekantis šaukimas, kokios bus korekcijos iš valstybės, kokie bus reikalavimai, ką turėsim įkelti, ką paduoti, kokius dokumentus, mes to nežinome, nei vienas to negali žinoti. Tai vadovaujant tuo, kas dažniausiai būna, kad APO parama šiai dienai suteikiama kiekvienam norinčiu. Bet suspėjus užsipildyti. Realiai taip. Net ir padeda. Iš APO skambina, klausia, ar užpildėt, ar padarėt ir tikrai labai maloniai ir kaip paskutiniu metu, kas liečia atvejus, Manto, kiek žinau, susidūrė, kad kai Manto klientas tau papasakoja trumpą istoriją apie APO paramą, tai tu pats apšviesi. Tai esmė buvo, kad
suplanavo namą parduoti. Ir kaip sklando gandai, kad viskas jau nepretenduojam į paramą ir taip toliau nieko nepildė. Patys iš APO skambino ir klausė, kas nutiko ir paaiškino, ką daryti, kad tai galėtų gyventi. Net ir pardavus namą, APO paramo klientai tikrai gali gauti. Čia kitaip tariant, ta situacija, kai žmonės pasistato saulės elektrinę, ten yra numatyta APO paramoje sąlyga, kad 5 metus išlaikyti ir čia tokia situacija buvo, kur žmonės, nežinau, kiek ten po metų ar po 2 turėjo parduoti namą ir bijojo, kad turės grąžinti paramą. Bet iš APO pusės buvo pabrėžta, kad parama yra suteikiama objektui, ne klientui. Todėl vėlgi dar toks trumpas teiginys, kas nežino iš žmonių iš principo, kad paramą gali gauti nebūtinai vieną kartą ir nebūtinai vienam objektui. Turiu pats klientų, tarpusavį mes kalbant, tai turime kartu tų klientų, tie patys klientai, tik aš su jais bendrauju, kurie turi 5 objektus ir visiems 5 susipildė APO paramą skirtingais kvietimais. Tai vėlgi, jeigu turit objektą, jeigu vieną kartą susipildėt paramą, sekančiam objektą dedat saulės elektrinę. Tai papildysiu, ta prasme, svarbiausia, kad tie objektai nebūtų komercinės veiklos. Taip. Jeigu tai yra jūsų, nežinau, namas, kuriame gyvenat, jūsų yra ten prie jūros kažkoks tai namukas, kurį važiuojate atostogauti, galbūt yra jūsų namas, kur vaikai gyvena, bet ten jūsų suformintas. Ir dar kažkur tai kažkoks tai namas, tai viskas tvarkoja, jūs galite, kaip sakant, juose statyti saulės elektrinę ir pretenduoti į paramą į kiekvieną tą objektą, bet jeigu jūs turite, ten, tarkim, namų kvartalą, 10 namų ir juos nuomojat, ir dar klausimas, ar oficialiai ar neoficialiai, net jeigu ir neoficialiai, ta prasme, rizika yra gana didelė, ta prasme, kad kažkada gali tie galai išlysti ir po to paramą turėsit grąžinti. Kad neišsiplėsti toliau su būtent šią temą, nes temų yra gana nemažai, kurias norim pašnekėti, tai siūlyčiau kiekvienam norinčiam galbūt ar ne, kuris norėtų žmogus kreiptis į rangovą, sakykime, pasidomėti dėl APO paramos ir ESO sąlygų, tai kreiptis į rangovą, kuris galėtų padėti šiuo klausimu, atsakyti jums visus dominančius klausimus, į tuos klausimus, kuriuos galbūt neturite laiko pats skirti, vis tiek iš principo rangovas tai daro kiekvieną dieną ir daro dažnai su skirtingų tipų klientais, todėl mes dažnai ir įvairias situacijas jau būnam išnarplioti. Tai siūlyčiau kreiptis tikrai norint pagalbos, kreipkitės į rangovus ir jie tikrai suteiks jums pagalbos arba iš savo asmeninės patirties patars, kaip ir kodėl lengviau ar sunkiau yra gauti paramą arba užpildyti ESO sąlygą. Ir tų situacijų yra begalė, mes nors ir daug patirties turim, bet tikrai susidurėm vis karts nuo karto vis naujų kažkokių, tai ta prasme istorijų, situacijų užpintų, kur galvoju, čia yra varikliukas žaisti, nes jeigu būtų nuolatos tas pats, mes patys neauktumėm kaip žmonės, patys patarimus dalintume iš tos bendros visumos, ką ir visi matytų, o tai ir skatina pasakoti, šnekėti su žmonėmis, tai kiekvienas tas atvejis, kaip pas office šnekam, paskatina mus kažkur patobulėti, paieškoti sprendimo būdų ir tai yra įdomu. Tai bet kokiu atveju, ta prasme, visas situacijas galima išsiaiškinti, ne visom greičiausiai galime rasti sprendimą, kad, ta prasme, pasinaudosite paramą, bet padėti išaiškinti, pakonsultuoti tikrai, manau, kad tikras rangovas, kuris to verčiasi, turėtų.